Palangos švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčia vėl juosia restauratorių pastoliai. Vieną gražiausių istorinių pastatų vakarų Lietuvoje atnaujinantys specialistai bokšto fasado tvarkymo darbus planuoja baigti iki rudens. Pastoliai apjuosia rytinę ir šiaurinę Palangos bažnyčios bokšto pusės bei fasadą. Atkuriami statinio bokšteliai, vandens nutekėjimo latakai, suirusios plytos. Restauratoriai sako, kad ypatingo kruopštumo reikia atkuriant pastato siūles. Kaip žinia, bažnyčia buvo prieš 100 metų pastatyta ir tada buvo mūrijama tik tai kalkiniu skiediniu ir 40 metrų aukštyje, pučiant nuo jūros stipriam vėjui, siūlės labai išdulyja, išplautas ir plytas tiesiog vietomis galima rankom išimti jas. Bažnyčios klebonas pripažįsta, kad ne visi parapijiečiai patenkinti pastoliais apjuostos bažnyčios vaizdu, tačiau restauruoti bokštą anot jo būtina. Ypač jaunieji, kurie norėtų susituokti Palangos bažnyčioje, tai jie klausė, kada tie pastoliai bus išmontuoti, bet nieko nepadarysi, kadangi statinio plytos jau biro žemyn. Bažnyčios restauracija pradėta pernai, iki rudens bokšto atnaujinimo darbus restauratoriai planuoja baigti, o kitąmet žadama imtis stogo dangos. Restauracija kainuos daugiau nei 2 milijonus litų. Lėšų skyrė Kultūros paveldo departamentas, Palangos savivaldybė, prisideda ir kurorto parapija.